Taigi, vėl aš čia prie šitų avilių, kaip tada įdėjau skaito šitą korį su kiaušinėliais ir mažytėm lervytėm. Tai buvo sekmadienis, šiuo metu dabar yra trečiadienis ir labai įdomu, ką jos čia nuveikė per 3 dienas. Dar reiktų būtinai pažiūrėti, ar nėra iš seniau kažkokių likusių motininių lopšelių. Tai būtų tiek, šiaip bitutė skraido, bet yra viena blogybė. Saulė šviečia, bet tuo pačiu ir lyja. Tai svarbiausia, jeigu taip dar čia krapnos, nieko baisaus, bet jeigu pradėtų skaitos čia baisiau lyti, tai teks neždintis ir taip nepažiūrėsiu, nes sąžininkai pasakysiu, ir pats nebuvau dar atidaręs, man ir pačiam įdomu, gali būti, kad tas mano eksperimentas šiandien ir užsibaigs, jeigu aš čia nieko nerasiu. Ir žiūrime, kokia čia situacija. Nu, kaip visą laiką. Bičių daug. Atrodo, iš karto daug. Kad iš karto reikia dūmų, nežinau kaip čia matytis, kažkas matytis. Aš jau visą laiką su juom čia atsargiai, nes čia nežinai, ko iš jų laukti. Taip. Pradžia neblogai, plus dar čia įdėjau kandi tešlos. Panašu, kad dar jos nelabai daug reiškias ne taip jau ir alkanos, arba, kaip sakoma, vietinės bitės. Kaip ir, nu ką, lemiamas ojojoj, labai gaila, Šiluvos vietinės vis tik nepriėmė, bet kas liečia bet šitą karniką tolerant, tai matau vienas lopšelis ir 2, 3 ir 4. Nu, pusėtinas rezultatas, tai daug kažką reiškias blogai padariau. Nu, sakykim, turėsime 4 geriausiu atveju motinėlės, tai, bet vis tik aš dabar galvoju, galbūt, kad štai įtariu, kad ar nebus viena bėda su tom, ar jos neturi kur nors slapta pasislėpusios savo. Reikia labai atidžiai pažiūrėti, ar nėra šitų piktų kur nors betūnančių. Akurat yra. Tikrai yra piktų lopšelis. Turbūt man dėl to ir taip nesigauna gerai viskas. Čia dėl to gal tų vietinių, ojojojojojojoj, kas čia vyksta. Net jau jos yra skaitos, ne, lyg iš viską išmėčiau, bet vat vis tiek savų jau spėjo priauginti. Na, aš vis tik tokių bičių nelabai noriu, tai teks išpūti. Ai va, kur blogai padariau. Jau dabar pats matau, kodėl blogai padariau. Tai yra, nepastebėjau, kad čia šitame koryje buvo ir jaunų larvyčių, ir kiaušinėlių dar. Tai čia šiaip iš tiesų reikia koriuką šitą man apmainyti. Nutektų. Dar ne viskas prarasta.
Nu, kad jos mane apgavo, tai aš jas dar kartą, tai pagalvojau, dabar pabandysiu dar kartą jas apgauti. O tur tokia vat jos mada iš kartą užeina kažkas ir kyla. Tai malūns, tai gal užsidengsiu biškutį. Ojojojojojojoj, kad jūs pamatytumėt, kas čia vyksta. Va, kas čia vyksta. Čia vieni lopšeliai. Tai aš juos visus lyg. O dabar jom bus biškutis šioks toks jau ir pavojus. Ir čia dar. Čia tos bitės velniškai buvo. Nu nieko, aš dabar jau tą patirtį turiu, aš dar šiandien vieną kartą paruošiu tokį pat korį. Ir jos jau dabar niekur nedings. Jeigu taip, tai mes su jom čia žaisime dvigubą. Klaida mano padaryta vienareikšmiškai. Ne tuos žioplys korius palikau. O bitės irgi nekvailos. Žino, kad reikia saviškes auginti, o ne svetimas. Bandysiu pašnekėti į kamerą. Baisiai nusivylęs savo eksperimentu, bet kas nebando antrą kartą, tas dabar vėl ta pati istorija. Dar vieną paruošiu tokį rėmelį, tik tai nefilmuosiu ir vėl įdėsiu šitom. Jos vis tiek turės man dar kaip ir laikas sužaist bus. Gerai, čia uždarau ir galbūt dar koriukus apkeisiu, įdėsiu. Išimsiu jų čia su tais kiaušinėliais, mačiau dar mažyčių darvyčių, panaikinsiu šitos koriukus, įdėsiu į šitą aviliuką ir tada žiūrėsime, ką jos darys. Kaip sakoma dabar, rezultatas 10-0 bičių naudai. Žiūrėsime, kaip toliau. Ką uždarau avilį. Ir reikia ruoštis peiliuką ir eisiu vėl atsiprašyti anų bitelių, nes, nu kaip dabar eksperimentas ir nebus išvestos motinėlės Šiluvos ramiųjų bičių. Nu negalima taip. Nu jeigu tai nepavyks, jau teks pavasarį, bet dar turiu, nu faktiškai dar pats laikas, dar kartą bandysiu. Gerai, reikia eiti iš šiandienos. Nereikia, matau, kad jos čia piktėja. O dar reiks šiandien vieną kartą pas jų užeiti. Taigi. Žodžiu, atsitiko. Vis tiek savo planą įgyvendinau, bet gerai, kad nefilmavau, nes būtų tikra bėda, teko biškutį atsitraukti staigiai, nes gan piktokos bitės sukilo, bet aš vėl per naują jom dabar įdėjau dar vieną rėmelį ir aš rytoj jas vis tiek iškratysiu. Žiūrėsime, ką jos. Nes, kaip sakoma, piktas bites reikia priversti dirbti taip, kaip aš norėčiau. Bet iš tiesų bitės dirbs taip, kaip jom reikia. O šiandien jos pasiuntė mane. Dink iš čia. Tai šį vakarą taip ir baigsime, nes net nefilmavau, tai pasikartojo tas pats procesas kaip ir prieš tai. Nieko naujo. Rėmeliai, viskas taip pat. Skaitos, užklijavau vėl tos koriukus ir įdėjau, nes... Va,